Šiemet Panevėžyje vyks keli šimtai renginių, skatinančių geriau pažinti savo šalies ir kitų tautų kultūrą. Kiekvieną mėnesį panevėžiečiai turės galimybę susipažinti su vis kitos šalies ar pasaulio regiono kultūra. Gegužės pabaigoje Vyturio progimnazija pakvietė artimiau susipažinti su Švedija. Buvo sumanymas, kad kiekvienas mėnuo bus skirtas kitos šalies kultūrai pažinti. Pasirinkome gegužės mėnesį, kur yra skirta šiaurės šalims. Na, kadangi ir anksčiau esame darę įvairiausius projektus susijusius su Švedijos kultūra, jau šiek tiek žinojome apie tai, todėl pasirinkome Švediją. Pažintis su Švedija tai ne vien kultūrinis renginys, bet ir edukacinis. Šventėje vaikai domėjosi Švedijos kultūra, savo žinias pasitikrino atsakinėdami į sudėtingus klausimus. Čia yra labai sudėtingų klausimų, kad ir ne kiekvienas gerai išmanantis galėtų juos atsakyti. Nebūtinai viską žinoti, bet norėti sužinoti, tai yra svarbiausia. Šitas renginys yra ne tik kultūrinis, jis yra ir edukacinis, mokomasis renginys, kur galima daug sužinoti visai kitokiais būdais negu mokykloje. Švedija turtinga vaikų literatūra. Kas nežino rašytojos Astridos Lindgren, todėl šventėje vaikai turėjo progos susitikti su garsiais švediškų pasakų personažais. Visi norintieji galėjo prisijungti prie piešiamos ilgiausios Pepės kojinės. Kadangi Švedijos rašytoja Astrida Lindgren parašė Pepė ilgakojinė, mes nusprendėme padaryti štai tokią Pepės kojinę. Mūsų tikslas yra padaryti kuo ilgesnę Pepės ilgakojinės kojinę. Taigi mes kviečiame vaikus ir ne tik vaikus, suaugusius ir kai kurias net senelius pabandyti ir papiešti ant kojinės. Pažintis su Švedija tai tik viena iš kultūros sostinės siūlomų kelionių. Kultūros sostinės renginių organizatoriai panevėžiečius ir svečius artimiausiu metu pakvies susipažinti su rytų šalių temperamentu bei Latvijos ir Estijos papročiais.